Gerai. Tai nervas klajoklis, jisai eina praktiškai per visą mūsų kūną. Jisai eina per stuburą, toksai vienas nervas su daug atšakėlių, kuris nueina į visai visus vidaus organus, žarnyną čia visą, į patį širdį, į plaučius, į mūsų klausą, regą, uoslę, į pojūčius, į smegenų veiklą ir viskas suriša. Kas atsitinka, kada nervas klajoklis būna labai aktyvus? Tada pas mumis įsijungia nervų sistema, kuri yra vadinama simpatinė. Simpatinė nervų sistema, jinai atsakinga už sprūk, bėk, lėk, saugokius, visą laiką būk įtampoj. Išsiskiria tam tikri hormonai, kaip blogasis adrenalinas, kortizolis. Na ir to pasekoje miegas neramus, stresinė būsena nuolatinė. Kai aš sakau pavyzdžiui, kas iš jūsų atsikėlė ryte su žadintuvu? Šiandien kėliausi ir aš su žadintuvu. Kas tai ne? Su žadintuvu kėlės. Vargšai jūs žmonės. Nu, aš taip galvoju, vargšai žmonės, bet šiandieną mes taip gyvenam ir tokioj kultūrai, kad gyventi pagal savo biologinį ritmą yra beveik neįmanoma. Nes mes turime tą valandą būti ten, tą valandą būti ten, o einam miegoti, kada einam miegoti. Mes patiriam kiekvieną rytą tokį mažą streso lygį, kada to streso per dieną, tų tokių mažyčių dalelyčių prisikaupia daug, mes nuolatos esam tokiam jautriam kūne savo. Kartais net ant tiek įpratę ir ignoruojam signalus, kad net nejaučiam, kas yra tas jautrumas. Kaip išjungti nervą klajoklį arba jį nuraminti, kad jisai tinkamai veiktų, tai yra atsipalaidavimas, kada mes išjungiam ir raminam simpatinę nervų sistemą ir aktyvuojam parasimpatinę, kuri yra atsakinga už poilsį, ramybę, atsipalaidavimą, tai yra nuo masažų iki kvėpavimo pakaitinio harmonizuojančio, iki paukščiukų čiulbėjimo, klausymosi, tiesiog apie tai, kad jeigu jūs užmiegat vakare labai ramiai ir miegas gilus ir jisai ramus yra, tai puiku, jūsų klajoklis greičiausiai veikia tinkamai, ne per daug įjautrintas. Yra keletas pratimų, fizinių pratimų, šiandien vieną noriu jums parodyti, kuris nuramina mūsų iš tiesų tą nervą klajoklį, kad nebūtų jisai toksai įtemptas. Ir kada tas yra balansas, mūsų vidaus organai visai kitaip veikia, pas mumis yra priėjimas. Aš įsivaizduoju, kad jums ten apie 20 kelis, ne? Galbūt jau teko girdėti gyvenimą, kad yra tokių žmonių, kuriems kūnai neklauso, viskas ten byra sistemos ir gydytojai neranda, kas yra. Tiesiog neranda jokios ligos. Tai vienas iš tų reikėtų pasižiūrėti, kaip veikia mūsų nervas klajoklis. Atsisėdam tiesiai. Jeigu kažkas tais norite mane, sėdit šonu ir norit mane galvą pasukti, tai su visa kėdė į mane taip ir pasisukit. Gerai, jums bus tiesiog tiesiau. Vėlgi, padai pilnai priklijuoti, pilnai, dubenį įkišam ten, ištiesinam nugarą, tai sėdim tokioj padėty. Į sveikatą. Rankos pakol kas padėtos patogiai ant kaklo. Ant kojų, ką mums reikia daryti? Pirmiausiai pasitikrinkim savo galvą, o taip kaip esam. Galit užsimerkti arba atsimerkti. Pasukim nesvarbu į kurią vieną pusę, pasukim galvą į kitą pusę ir dar po vieną, po kitą kartą. Pabandykim atpažinti, kaip tas jausmas galvoj, kaip jinai juda. Kas esat užsimerkę, tai dar geriau jaučiat. Gerai, ir sustojam. Suneriam pirštus, patogiai, dedam ant pakaušio. Tarsi įstatom galvą, lyg atsiremtumėm alkūnės, atveriam į šoną ir pajaučiam tikrai patogią, pečiai atpalaiduoti, patogi visai būsena. Ir jeigu dabar suktumėm galvą, tai nebent suktųsi su visų kūnu. Jau atskirai galva turėtų nesiremti. Jeigu gerai save įtaisom, tai tada nebesisuka. Taigi, galva, jinai liks vietoj. Suksim tik akis. Gerai? Kas akinukais galite iš tiesų ir nusiimti, nebūtina jums. Jeigu netelpa ten atsidaryti per alkūnės, tai prasiplatinkit savo kėdėmis. Gerai. Kvėpavimas lėtas, ramus, jums patogus, kiek įmanoma išlėtinkit iškvėpimą. Akis atmerktos ir jos nukreiptos visai taip į tiesiai, ne? Savo akių aukštyje kažkur tiesiai. Įstatom akis, įkvepiam. Ir su iškvėpimu susukam akis į kairę ir žiūrim.
nemirksim ir žiūrim visą laiką, kiek įmanoma į kairę pusę. Kvėpuokit. Jeigu norisi nuryti seilės, nurykit. Jeigu jau akis išdžiuvo ir pavargo, grąžinkit tiesiai. Galbūt norėsis nusižiovut arba atsidusti, tai nusižiovukit ir atsiduskit. Ir grąžinam akis, kelis kartus pamirksim. Gerai, kitą pusę susuksim. Įsitaisom savo žvilgsniu tiesiai, ramiai kvėpuojam. Kam nutirpo rankos, truputį pakelkit, paleiskit tada pečius, atpalaiduokim. Gerai, kam jau nutirpo, nes matau, kad yra kam nutirpę. Šį kartą sunerkit pirštus ir per vieną pirštą kitaip perneriam. Gerai, nepatogiai. Dedam vėlgi ant pakaušio, taisom galvą, pasitikrinam, kad jeigu suktųsi galva, sukčiausi su visom rankom. Gerai, įsitaisom tiesiai žvilgsniu. Patogiai įkvepiam ir iškvepiam susukami į kitą pusę, mano atveju dešinę, užlaikom akis. Ramiai kvepuojam, stengiamės nemirksėt. Jeigu norisi vėlgi nuryti seilės, atsidūsti, nusižiovau, tą ir padarykim. Jeigu jau labai pavargsta akis, grąžinkim jas ties centru. Ir grąžinkim akis tiesiai, pamirksėkim, atpalaiduokim rankas, šiek tiek prasukim per riešus, per pečius. Pakelkit rankas drąsiai tie, kam norėjosi nusižiovut. Kam norėjosi atsidūsti, kam norėjosi seilės nuryti, kam ašarojo akis, kam iš vis buvo labai sunku išlaikyti dėmesį. Tai viskas gerai. Čia yra treniruojamas pratimas. Reikėtų jį atlikti į vieną pusę nuo 30 sekundžių iki minutės panašiai. Ir visi tie signalai, ką aš čia vardinau, tai jie yra tokie, kur kūnas sako, kad yra įtampa. Jeigu nieko nejutot ir labai buvo lengva išlaikyti, jūsų klajoklis atpalaiduotas šią akimirką labai gerai veikiantis. Dar vienas toksai mini hintas, kaip galima savo padėti būtent su klajoklių nervum, stengtis miegoti bent užmigti ant dešinio šono. Ypač jeigu jūsų miegas neramus.